Davė Lamborghini čia. Eik ten, jis čia buvo. Norėjau visus sumušt. Rodė vandenį. Žiūrėk. Eik tu. Sudėtinga komentuoti. Na ką, bičiuliai, sveiki visi, malonu sugrįžti vėl į eterį. Šiandien iš tikrųjų ankstyvas rytas, kėliausi 5 ryto, varėm pamedžioti, nes yra mėnesis laikas, nuo rugsėjo iki spalio elnių ruja. Tai medžioju aš pats, tai bandau pagauti savo karalių miško, bet nepavyksta, bet stengsimės. Tada grįžau namo 8 ryto ir su kolega važiavom į Kauną, o esam Kauno oro uoste ir skrendam į Angliją palaikyti mano brolio Simo Paciuškos, kur vyks pasaulio kartingų čempionatas ir manau, kad bus įdomi kelionė. Pamatysim, kaip seksis man vairuoti kitoj pusėje. Tai manau pradžiai tiek, o po to visas fun dalykas bus, manau, neužilgo. Esam lėktuve. Avarinis išėjimas, reiškia, jeigu gal išeisim kiaurai pro lėktuvą, bet jo, laikas biškiu pamiegoti, esu pavargęs, anksti kėliausi, pamiegosim 2 valandėlės ir būsim kai nauji. Lengvas patinimukas po 2,5 valandos skrydžio, bet pramiegojau, viskas gerai, jaučiuosi geriau jau. Reikia laukti tada, čia savo automobilį nuomoju, reikia čia laukti. Viskas Anglijai kitaip. Ką mes darom? Važiuoju mašiną pasiimti. Ne į mano pusę vairuosim, iš Turmano pusę. Ar girdžiu, kad draugas jaudinasi? Ne, nesijaudinu, nei biški. How many? 3 people? Yeah. Atrodo, kad būtų davę Lamborghini čia. Nieka, kai aš lenktynininkas, aš galiu į kairę ir dešinę varyti. Nieka, pirmas žiedas visą laiką gerai. Tai čia buvo, iš pradžio viskas gerai, po to pamiršti, žinai. Eik ten, žiūrėt čia buvo, zašibys. How can I help? I'm sorry. Jau tai aš maštą klasę kaip tą padėt. Tai ką aš tai... I'm sorry, but I can't help you with that right now. Dabar aš susikaupęs, jūs manęs jokių nepakalbėjimų, kai vakarą galėsim kalbėti, kiek norim. Jam dar reikia susikaupti, kol ne, pirmą reikia priprasti prie. Vienas posūkis prašautas, bet nieko. Čia buvo toks startinis bandymas. Čia Anglai kalti, ne aš. Skambinau Simui treneriui, nes tu Simas brolis, Simas yra treneris vyresnis. Nieko gero kvalifikacija, 102 baigė, tai tikrai ne kažką. Trūksta turbūt šeimos narių, kurie galėtų lankyti, pažiūrėti, palaikyti, nes praeitą savaitę buvo varžybėlės prieš tą pasaulio čempionatą ir nebuvo nei vieno šeimos nario, tai va, skrendu aš vienas su komanda. Reglė, šiaip tai viskas gerai, galim jau gyventi Anglijai, išmokom vairuoti. Reikia, kad brolis bylos išrašyta, ne? Ne, bylos negalim išrašyti, nes kartais ta, kaip pasakyti, agresija, pyktis ir nušaukimas, tai nėra gerai. Gerų žodžių reikia pasakyti viskas, nes praeitą savaitę sirgo labai stipriai, antibiotikus gėrė, gal COVID pasigavo kažkokį, nesuprasti. Tai dabar jau 2 savaitę, kaip jaučiasi jau geriau šiek tiek. Kaip vienas, tai gali durnių valiuoti, žinai. Niekas tau nieko nepasakys, vis tiek treneris negali šaukti stipriai, ten tai gali pamokinti, o kai tėvai atvažiuoja, jau žinai, duoda spaudimo tėvai, viskas ir žinai, neturi, kur tas vaikas nori parodyti tą rezultatą, dar pamotivuoja, kad jeigu atvažiuosi geroj pozicijai, gausi. Arba naują telefoną dar kažką, tai turi liekti. O kai nėra nei tėvų, tai gali tai palalaiką daryti. O tai šiaip, pavyzdžiui, tavo vaikystėje, tai tėvai griežčiau žiūrėdavo, ar jie kaip tik eidavo tą psichologiją, kad tu galėtų padarysi ir taip toliau? Tėtis labiau, mama, tai jinai startuoja 34 kartingai, tai mama iš karto akis susidengia, pirmą antrą posūkį nežiūri, nes ten būna avarijų, dar kažką, ir tada atsimė, tada jau pradeda tenais palaikyti, o tėtis, kartais tikrai grybauja, neklauso, tai reikia pasakyti griežtesnį žodį, bet būdavo vidutiniškai iš tikrųjų. Pasakymas ten buvo keletą griežtesnių, bet manau, kad kiekvienas normalus tėtis ar treneris turėtų, manau,
kurie neklauso vaikai, ar griežčiau pasakyti, arba per psichologiją eiti, tai manau, kad... Nu jo, čia aš manau, kad kiekvienam vaikui ar ten žmogui reikia atrasti jo tinkamą būdą, nes aš įsivaizduoju, yra žmonių, kuriem davęs griežtą pastabą, jį labai išbalansuosi prieš tą patį ten startą. Yra gerai, kad tau kartais biški pasako griežtesnį žodį, nes tu supyksti ant savęs. Bet kartais, kai jeigu per stipriai pasako, tai kartais tikrai išbalansuoja. Tai man aš toks buvau, kad man reikėjo, kaip sakyti, dažniau griežtesnius žodžius, nes aš tada supykdavau ant savęs, aš įrodydavau, kad aš esu nežioplys, aš esu kiet svirsa ir aš juos padarysiu. Važiavom, žiūrim, pataikėm kaip tik į hitą. Pažiūrėsim, kaip eisis. Oi. Ir kas kvalifikacija buvo? Ką? Nieko, išvažiavo, padangų neužsišildė. Ir nespėja. 2 minutės liko ir viskas, nu. Vsio. Bumperį neturėtum 14 pozicijų pakilę ir daugiausiai iš visų. Trūks bišį pasitikėjimą, matau pas tavęs. Ten greitam posakiau senai galėjai kišti. Ten mano geriausia vietikė buvo per posakius. Pareini tikšti vidų, ten nustumi. Tada irgi mačiau, užsidarėjai ir iš išorė vienas aplenki, neleistų iš išorė. Biški jį, užsidaryki viskas. Atsanė, tu nusivalyk šalmą tavo važiuoti po šitų vėl, man atrodo. Nuvalysi, aš ją, tą šalmą. Brolišką meilę iš kartą. Aš galvoju, paso pamirši neatvyksi. Už 3-4 minučių. Ar girdė? Check hard this front bumper, okay? No, I mean front bumper when you put. Širdis sustos, broliui. Grybą tegul nepjaundė, važiuoji. Simai, prieš kamerą. Gerai pavarysi? Gerai. Visas pasaulis matys, gėdas neprisidaryk. Kur toks biškis, piški, tuoj pinu. Davai. Pakilo 14 vietų, kvalifikacija žiauriai nepasisekė, 103 ir dabar važiuoja viena grupė ir dabar neužilgo dar jisai važiuos. Tai manau, kad atvažiavo brolis, motivacija iš karto bus. Pats važiavęs toj trasoj ir su Šmakeriu lenktyniavęs, ir su Lando Norisu lenktyniavęs. Tai daug prisiminimų toj trasoj, daug ką žinau. Tai smagu grįžti į, kaip sakoma, į istoriją mano, kas buvo žengta. Smagu matyti, kad daugėja lenktynininkų ir mano brolio klasėje, o ką junior yra apie 140 dalyvių. Tai šiek tiek jaudinasi jisai, bet mes bandysim jį palaikyti ir manau, kad suvažiuos gerai. Trys turi, ten geriausias yra lenkims lenkti. Bet tu vis tiek prisibėjai. Na taip jau nėra ką prarasti. Iškrisi ar neiškrisi. Finalą nebėra jau, nežinau. Turi du hitus per mus atvažiuoti. Brolis nepatenkintas. Ne, viskas gerai, tai yra kaip yra. Smagiau kaip priekį važiuoja. Duokas man paaiškint, ką reiškia bumperis turi? Bumperį tai reiškia, čia yra priekį metaliniai, užsifiksuoja ir, pavyzdžiui, jeigu tu pastumė per stipriai priešininką, tada jį išlenda į vidų, taip. Reiškia, tu turi bumperį. Viskas. Jie mato palei tą pasistumimą, ar tu pastūmė ar nepastūmė priešininką. Dabar supratau. Gerai, kad tėtis išvažiavęs, tai širdies smūgis būtų. Viskas gerai, tik. Aš kuo trūkstau pas tavęs energijos. Nieko, pavalgėm dabar angliško maisto, skaniai, su bulvytėm, su steikiuku. Čia dublis pirmas ir paskutinis. Pavalgėm vakarienės, kelionė ilga buvo, bijom dar pažiūrėti porą hitų. Vaikinas kaip daužosi su kitais ir rytoj dar 3 laukia užvažiavimai. Sakė, rytoj duos gazo, duos garo, tai matysim. Angliškas maistas, tai steikas pusę velnio, visą laiką prie steiko bulvytės. Lietuvos laiku yra apie 11:30, pavargę esam po ilgos dienos ir viskas. Tu gali nefilmuoti manęs ir aš ir geriau
kaip sakoma, rytoj bandysim užvaldyti pasaulį ir aplenksim tuos visus 130 lenktynininkų. Nerizikuosi, negesi šampaną. Tai va, turi rytoj rizikuoti, o sekmadienį tada švęsim. O šiandien nei vyno, nei vandens, tik arbata. Tu tai pala tau vairuoti reikės, tas slaužtis ranką negali. Nu jau geriau. Eglė jau viskas, gerai. Eglė, jau nori žaisti. Komentar, gerai. Yra! Ramus eina. Blogai važiuos, nulupsim, rokas pasiškodėsim. Ką, atsikėlėm, visai jau smagi dienelė laukia. Papusryčiausim skanius pusryčius angliškus, kaip beigonas, kiaušinis, tada pupelės, kavytės espresso ir važiuosim į trasą. Simas turi 9 treniruotę ryto, tai nevažiavom pažiūrėti, nes nieko tą nepamatysim. Kaip gali Anglijai nepaimti traditional full English breakfast? Ein dešeriki, pudings, ein bacons, tomato, mušrumai, viską žodžiu viename. Tai gerus pusryčius pasidarysim ir skaniai pavalgysim. Ką? Tiks. Tai pasirink, kuriuos nori, nesvarbu, kokius nupirksim. Nu, pažiūrėk, kurie tau patink, kurie jaustum gražą. Šitie, kad kažkaip ir per lietų nelabai sušlapdo. Nes jie vadiniai būtų. Štygiai. Greičiau, seniukai. Toks, o kas koks turėjau? Kodėl? Man toks labai jau. Ir patys dar gera kaina. Kaina nežiūrėk į patogumą. Į patogum ir patogus ir gera kaina. Simukai apipirkom, kad greičiau važiuoti, gal pakils ant 10 pozicijų. Gerai, patai. Gerai. Smagesni? Kas darai? Kaimynai, va taip, normaliai. Op, o, gerai. Parodysi, kas yra, Sims ar nelabai? Nu gerai, ką? Davai, rimtai, kur tavo energija? Kur? Aš kai būdavo jo metų, aš toks norėjau visus sumušti, draskyti. Rimtai, da? Ja, ta. Lėtas startas kažkaip. Atakavo gerai. Ai, kas? Aš tau galiu pasakyti, Simai. Bet tas buvo, galėjo ten tiesiog įkišti. Ne, merga, sako, aš tave pabučiuosi. Jeigu net tu lenksi, tave lenks. Kas ten ta merga buvo? Kas neina? Aš nesuprantu, kas ten ant to tilto darosi tenais. Į mane, kai atsitrenkė, visas galas pakylo, manęs negavo bamperį, kai mane taip atsitrenkė, aš tiesiog atsitrenkiau kitos. Aš patikrinau tą bamperį, tu net ir išvažiavimą tenais. Tave išmeta į tenais, į žolę. Lėčiau čia pravažiuoti užvažiavimą, pasidaryti, kad ten greit išvažiuoti, todėl ten tu ir šakiniai ir arėjom to rotardero. Čia yra auksinė vieta, čia palenki. Jis tada, kai tu lenki, kitų jau užsidarnėjai. Supranti? Ir tu gali bėgti taip, čia visus turi durti, čia toj vietoj. O nelaukti kažko. Lauki, kol visi susikrešins ir aš jau super hitą palikau. Tau nėra ko prarasti. Bent gražių lenkimų padaryk, kad bent būtų įdomu žiūrėti.
Kam reikia žiūrėti atgal kelis kartus? Ir nieko nepamatysi ten, gali važiuoji 6-7. Mergaitė tikrai gražiai tam tave aplenkia, labai sudirba. Protingai. Žiūrėk, tik tais gražiai pravažiavai šitą, lėčiau, karto netiek daug gavai šitam sektoriui išvažiuojant. Ir pakankamai normaliai pravažiavai, bet jeigu tu nesugebi pasimti apekso čia, tai nieks nekaltas, žinau. Tiesiog gal anksčiau reikia vairą pasukti ir prisigulaus per bortelį. Pusę trasos laiminėjai prieš jį. Ir tada kažkokią nesąmonę padarėjai ant stabdymo čia, per anksti stabdėjai ir iš karto nebėra greičio. Susikrešins ant priekį, gal prarybinsiu, gal neprarybinsiu, patiksi super hitą. Ko tu laukia, aš taip kiaurai žinau. Mažai ratų, 9 ratai, ką tu per 9 ratus gali padaryti? Nieko. Turi būti ten šalia toj mėsmalį, kur vėl paskutiniam rate, matai, kas tam darės. Tu nespėjai iki jų davažiuoti, kai tu atsilikęs būni. Andriu, pasakyk kažką. Kas grybauja? Sim. Pamotyvuok, vai. Sim. Linkėjimai. Linkėjimai Lietuvai. Pavai. Tauragė irgi. 115. Bus? Ne. Netikiu. Daug šneka, bet mažai daro. Dabar pertrauką, čia turėjom 4 valandas laukti, tai dabar biškai taip jau aš nauskiuką jau norėčiau padaryti, gal biškai 20 minučių padarys. Buvo įsisporita, jeigu į top 10 papuola, gau 150 eurų, jeigu į top 15, tada 50 eurų, o jeigu į top 5, 1000 eurų. Tai žiūrėsim, ar praeis tas testas važiavimas ar ne, bet vaikas nusiteikęs yra, mes irgi nusiteikę painvestuoti į vaiką. Va, aš kaip galvoju matė, ne? Na ką, Simai, davai, parodyk mums biškį kažką. Eina! Stumk tą mažą, stumk tą į lauką. Gerai, neleis. Lys. Eina, maladė. Biškas sugudo. Nesidaryk, seni, taip. Čia kažkas bus mėsvalį, čia bus, čia jau daros. Kažkas, žiūrėk. Eik tu, važiuok. Na, įsulys tau dabar. Nieko gero, kai visą laiką. Nežinau, kas jam yra. Sudėtinga komentuoti. Turėjau kontaktą, mechanikas žiūri, ar rėmas nesulinkęs, tai tikėkimės ne, jeigu ką, greitai išlygins. Telefoną atiduok čia. Paskutinis važiavimas. Gal Simas kažką parodys, bet po to važiavimą mes visi susitarėm su juo nesikalbėt. Davėm cukraus guminuką. Gal kažką parodys. Eime. Like, share, comment. Okay, guys? Don't forget. Let's go. Jo pačią paklausiu. Neturiu aš jokių komentarų. Nu, iš pradžių geriau, biškai. O to jisai ką, išorėj, jeigu nori pasilikti išorėj, tam reikia vidum važiuoti. Turbūt, kad žinai, kad sirgo jisai yra minusas. Ketvirtadienį siuntei tu man žinutę, kad jis greitas. Kvalifikacija turbūt psichologiškai. Pralūžo, karo, Matai, daug kalba kartais jisai. Mažiau kalbėti, daugiau darbų. Sima!
Rokas yra pasaulio čempionas, 83 vieta. Yeah. Varom į miestą švęsti. Kur trenerio komentarai? Eisi kriaušę išjungt. Timai, tu jam turi sekantį kartą kriaušę pastatyti. Telefoną, tai va. Ne kartingų trenerių reikėjo būti, krepšinio trenerių gal. Klydo. Buvo klaida padaryta. Operatorius siautė. Palaukim, pavalgysim, tada pakalbėsim, nes galiu atimti iš tavęs kamerą ir patį tave filmuoti. Sultis geri Rokai. Tomatų sup. Kol tomatų sup. Gaspačiau. Jėgas baigęs, Rokai. Jo, jau biškai. Noris pabėguoti. Simas dar nenori miegoti. Iš šypsenos matosi. Labas rytas. Kaip tie lenktynininkai parkuojas? Taip pat sėskai vairuok, nei vieną kartą tą nevairavai. Duodam automobilį, mūsų busiukas nuveš iki oro uosto ir tenais yra metro ir varysim į Londoną, nesu buvęs. Tu irgi nesi buvęs, ne? Nesu, aš esu Anglijai buvęs. Tai va, jis pirmą kartą aš esu buvęs, bet niekada ne pačiam Capital City. Alkanas esi, ne? Alkanas. Jo, tai dabar ką, metro laukia, kol nuvarysim, kol rasim vietą, pavalgyt kažkur, žiūrėkit, tas vakaras ateis. Tai viską pamatysit, manau, gal kad tą apskritimą nueisim, kai turistai didieji aplankyti. Tokia diena. Simai, tu gali, manau, reziumuoti visas savo varžybas, kaip sekėsi. Blogai sekėsi, ypač kvalifikacija. Baigiau kvalifikaciją ten 102 ir gal 125. Labai prastai, paskui reikėjo visus kvalifikacinius važiavimus, paskui reikėjo startuoti iš galo ir tai yra labai sunku. Visi kartingai tenais trankosi, kovoja dėl tų pozicijų ir buvo sunku pakilti. Ypač vakar labai nesisekė, o užvakar dar pavyko ten pakilti po 13 pozicijų, 14. Vakar kažkaip labai sunkiai sekėsi ir nepavyko patekti superhitą. Na kągi, argi ne Amerika? Americano, tutto ragazzi bene. Okay, I'm sorry. Tai kaip pakartok? Ką nebuvau pasiėmęs? Perfiberidės. Pirksim tokį. Ne. Geresnį RS reikia pirkti, jeigu nori. Prisivalgėm labai stipriai. Dabar laikas išvirškinti viską. Eisim dar kažkur gal pasivaikščioti, pamatyti naktinį gyvenimą Londono, bet per daug negalim sau leisti, nes rytą 4 ryte keltis, 5 valandą ryte bagažą priduoti ir po 6:13 įskrendam. Tai tiek ir tie laiko turime, bet reikia mėgautis visada kiekvieną sekundę, džiaugtis gyvenimu ir bandyti iš naujo. Susakyti norim į siaubo kambarį, bet visur užimta yra. Teisimas bando pasiskambinti, gal pavyks susisiekti. Vis tiek nenorisi praleisti vakarą prie stalo, norisi kažką ir pamatyti, nuveikti kažką, emociją patirti. Tai norim bent vieną checkpointą užsidėti. Žinai, jeigu nori per lietų greit varyti, ką reikia daryti? Būtų tokiam aukštam kaip Simui. Ne, žinai ką? Šprotus valgyti. O tu ir valgai visą laiką šprotus. Todėl ir laimėjai per lietą. Nes tada, kai fosforo gauni, skrodį vandenį. Supratot, žmonės valgykit šprotus. Eisit per vandenį, kai vėjas. Kas čia vyksta? Kas čia daro? Kas čia vyksta? Čia mes esame. Paslapčių kambarį ir pabėgimo kambarį. Dabar turėsime filmą apie Da Vinci. Jeigu Da Vincis neparodys kelią, nežinosime, kaip grįžti rytoj namo. Žiūrime. Drink? Kur drink? Palakas tada? Ir kas su to? Čia drink kažkas. Žiūrėkit, drink tai yra bokalai.
Ne, man tai gerai, kad merginos įrašė. Merginos ir viena mergina turim. Už durų mes nežinom, kas tai. Nešvenk, pirmas googlint pradėjai. Aš neguglinau, aš tik pasižiūrėjau alfabetą. Per sekundę, supratau, ką daryti. Arrivo! Dabar ir į viršų. Į viršų, kylam. Yeah, let's go. Alaus, šalto. 2, 3. Trakinu kiekvieną spiną. Einam, čia, tai kartu. Įveikėm, trečias lygis dabar laukia. Vyno dalyk. Tai kur vesti? 9, nu. 8 minutės likas. Fainai. Yeah, let's go. Gerai. Amazing. Šiaip būtų gerai greitai. Aš esu, mano pirštai yra viksraktis. Visraktis. Šiandien atrakinau viską idealiai. Kaip čia viskas šitas sekmadienis netrasai baigęs? Kaip tau baigęs, mums tai gerai. Tu apie save galvoji, kad apie mus. Man dar nesibaigė. Nieko, laukiam taksi, važiuojam į viešbutį. Rytoj anksti keltis, tai turėsim kokią 3-4 valandas miego. Bet nieko. Lietuva, tėvynė laukia mūsų su vėliavom, su prezidentas jau Kaune jau bus lauksimo už 83 vietą, išrašys premiją. Londonas liks mūsų širdėje pirmąjį paskutinį kartą. Atvyksiu sekantį kartą po 4 metų. Na ką, esam Kaunas, Tauragė. Ne, Kaunas, Kryžkalnis autostradoje. Kelionė, reziume gavosi sunki ir daug nuotaikų buvo, ir liūdesio daug buvo. Norėjusi geriau, kad suvažiuotų, bet gavosi kaip gavosi ir nepasirinksi, kartais sekasi, kartais nesiseka. Tai pamatėm šiek tiek Londono, aišku, per vieną dieną, manau, neįmanoma tenais pamatyti kažką. Neužilgo jau Marokas, startas, paskutinis pasaulio čempionatas. Žiūrėsim, ar mums pavyks tapti pasaulio čempionu 3 kartus iš eilės. Tai jeigu pavyks, tai bus kosmosas, tai stengsimės, nepavėsim. Dabar 2 savaitės šiek tiek režimo, sporto, šiek tiek medžioklės. Mūsų kelionė turbūt jums patiko ir turbūt, kad ne paskutiniai, ne pirma, tai nepamirškit komentuoti, subscribe ir palaikinkit būtinai ir kad daugiau video tokių mes kurtume, mums jūsų reikia palaikymo, tai būtų malonu, kad pasišėrintumėt, pasidalintumėt, tai būtinai subscribe, like, comment ir viskas ir važiuojam toliau. Ačiū už dėmesį ir ruošimės.